Na čia suprasiu, aišku, kad nuo parduotuvės dydžio priklauso masto, apyvartų ir panašiai, bet kiek vat žmonės, kad suprastų, galima tikėtis išleisti, tarkim, nežinau, e-shopui, nu pradedant į mėnesį eurų reklamai. Tai čia labai individualiai, ta prasme, jeigu Lietuvoje, tai galima 10 eurų dienai skirti, kokie 300 eurų mėnesiui bus ir jau gali kažką pradėti testuotis po truputėlį, nes vis tiek, kai pradedi, jeigu pats darai, o dažniausiai, kai pradedi viską pats darai, nesamdysi ten agentūros ar ten kažkokių freelancerių ir panašiai. Ir geriausia pačiam pradėti, nes kad supras dalykus, ta prasme, tu dar neturi ir kaip pakankamai žinių, kad didelius biudžetus leisti, tai tau geriau po truputį gauti tos duomenis, nes vis tiek, kai leidi reklamą, tai ne tik gauni srautą tarkim, iš Facebooko į parduotuvę, bet tu gauni ir duomenis, tu nusiperki duomenis.